Sveiki penktadienio vakarą, jūsų dėmesiu Dzūkijos televizijos žinios. Ačiū, kad žiūrite. Pradžioje trumpa naujienų apžvalga. Žiniose matysite. Bėgimo renginių organizatoriai apie gražiausius 21 km Lietuvoje. Tai yra gražiausias pusmaratonis, gražiausi 21 km Lietuvoje. Lazdijų policijos pareigūnai aptiko gudriai užmaskuotą rūkalų kontrabandą. Globos namų vaikams dviračiai. Bandysime toliau rinkti daugiau dviračių, kviečiame visus prisidėti, kam yra dviratis jau tiesiog stovintis sandėliuke, nereikalingas, dulkantis. Kraštotyros muziejus kviečia į kraštietės Virginijos Žukauskaitės Kazancevienės skutinėtų margučių parodą. Tiesiog ateina tas mintis, padedi taškiuką, viduriuką, paskui dar kažką ir taip gaunasi, kas gaunasi. Jau rytoj Alytuje Lietuvos vyrų tinklinio čempionato pirmos lygos finalinis ketvertas. Šiandien Alytaus masinio bėgimo renginių organizatoriai pristatė 2019-2020 metų planą. Iš 7 bėgimų vienas įspūdingiausių vyks rugpjūčio 25 dieną. Kaip skelbiama, tai bus gražiausi 21 km Lietuvoje. Pasakoja Daina Baranauskaitė. Penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje bėgimo renginių organizatoriai pristatė 2019-2020 metų planą. Iš 7 numatytų sportinių bėgimo renginių keletas jau įvyko, o įspūdingiausias Alytaus pusmaratonis, skelbiama, bus 21 gražiausias kilometras Lietuvoje. Registracija jau prasidėjo. Visų tų renginių ciklo pagrindinis renginys yra Alytaus pusmaratonis, į kurį yra orientuojamės, tai jau prasidėjo registracija. Ir jau sulaukėme registracijų, berods apie 10 registracijų, ir kas nudžiugino, kad 9 iš tų registracijų berods yra iš kitų miestų. Tai reiškia, kad žmonės atvyksta, žiūri ir jiem patinka būtent Alytuje pasportuoti. Kuo išskirtinis pusmaratonis bus šis trečiasis? Būtent kaip šūkis, ir mes einame link to, kad tai yra gražiausias pusmaratonis, gražiausi 21 km Lietuvoje. Dėl ko taip sakome? Dėl to, kad išgirdome ir praeitais metais, kad iš dalyvių, kad tai nuostabi trasa. Turim iš tikrųjų gražų kraštovaizdį. Alytaus pusmaratonis vyks rugpjūčio 25-ąją. Jame dirbs apie 100 žmonių komanda, daugiausiai savanoriai. Šįmet mes jau turėsime tradicinę trasą, kuri bus sertifikuota, oficialiai sertifikuota specialisto ir turėsime mes sertifikatą. Jame bus galima daryti jau oficialius rekordus, tai bus pirmą kartą. Be abejo, kaip visada jisai turės unikalų medalį. Mes tikimės, kad ant medalio bus jau mecenato pavadinimas, link ko mes einam jau ne vieni metai, kuris prisidės prie šio renginio mūsų mieste. Ir be abejo, jisai kaip visada dabar jau oficialiai vadinsis pats gražiausias pusės maratono distancijos bėgimas Lietuvoje. Be pagrindinio renginio Alytaus pusmaratonio alytiškiai bei miesto svečiai galės dalyvauti ir mažiau masiniuose, tačiau įspūdinguose bėgimuose. Šiandien mes pristatome visus judrumo metus 2019-2020 metų sezonui. Kodėl ne nuo sausio mėnesio tai prasideda, nes kažkaip tradiciškai Alytuje taip gavosi, kad ateina šiltasis sezonas ir ateina nauji metai. Mes taip skaičiuojam. Tai yra, pradėjome be abejo metus vasario 16 bėgimu, kovo 11 bėgimu. Dabar bus naktinis bėgimas, kuris prasideda mūsų visiems gerai žinoma Baltosios rožės tilto ir driekiasi miško takais, vyksta vakare su žibintais ir tai pernai galbūt ne tiek daug buvo žmonių, bet jisai susilaukė labai gero atgarsio. Vėliau bus pusmaratonis, vėliau bus bėgimas kovai prieš vėžį palaikyti, kuris susilaukė labai daug dalyvių iš visos Lietuvos ir palaikančių, ir be abejo linksmasis kalėdinis bėgimas su raudonom kepurėm miesto gatvėmis, kuris suteikia miestelėnam daug geros nuotaikos. Daina Baranauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.
Nu, dabar keletas policijos pranešimų. Lazdijų policijos pareigūnai aptiko gudriai užmaskuotą rūkalų kontrabandą. Taip pat policija prašo atsiliepti eismo įvykio kaltininką arba liudininkus. Plačiau Daina Baranauskaitė. Kovo 21-osios vakarą Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos pareigūnai Lazdijų rajone Nekrūnų kaime prie degalinės sulaikė 56 Alytuje gyvenantį vyriškį su 3 beveik 150 cm ilgio metaliniais tuščiaviduriais vamzdžiais apsuktais izoliacinė apšiltinimo medžiaga. Vyro lauknešėlyje pasirodo buvo sumaniai paslėpta kone 4000 pakelių cigarečių su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurias buvo ketinama vežti į kitą Europos šalį. Rūkalų vertė su privalomai sumokėti mokesčiais yra beveik 13 000 eurų. Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinomomis prekėmis vyro atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jam gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų. Pareigūnai prašo gyventojų pagalbos. Kovo 19 dieną apie 9:30 Alytuje Žuvinto gatvėje ties Alytaus sporto ir rekreacijos centru susidūrė automobilis Toyota Land Cruiser ir nežinomas juodos spalvos automobilis, kuris sukdamas į kairę pusę kliudė prieš Naujoji Raudonkalnio Žuvinto gatvių sankryžą sustojusį Toyota automobilį ir jį apgadino. Policija kviečia atsiliepti eismo įvykio kaltininką arba asmenis mačiusius minėtą įvykį, kurie galėtų suteikti tyrimui reikšmingos informacijos. Jeigu jos turite, susisiekite bendruoju pagalbos telefonu 112. Liuksemburgo lietuvių bendruomenė lietuvaičiams globos namų vaikams dovanoja dviračius. Pirmieji 4 jau pasiekė Marijampolės vaiko tėviškės namų auklėtinius. Geroji naujiena, iš Liuksemburgo lietuvių bendruomenės į Lietuvą atkeliavo 4 labai geros būklės dviračiai, kurie atiteko Marijampolės vaiko tėviškės namams. Dviračius iš Vilniuje esančios įmonės atvežė aktyvus Alytaus rajono gyventojas, dviračių sporto entuziastas Andrius Davidonis. Šita akcija kilo Lietuva veža firmos, buvo tai iniciatorius, surinkti iš Liuksemburgo lietuvių bendruomenės nereikalingus dviračius, kuriuos jie pargabeno į Lietuvą firmai UAB Velonova. Šita firma užsijama dviračių remontu, servisu, pardavimais. Jie turi savo asmeninę komandą ir šiuo metu tie dviračiai bus perduoti Marijampolės vaiko tėviškės namams. Kodėl būtent Marijampolės tėviškės namams? Šitie tėviškės namai buvo pasirinkti dėl to, jog jų vadovas yra labai aktyvus dviračių mylėtojas, jisai pats daug keliauja, tai dėl to manome, jog tie dviračiai bus naudojami tikrai pagal paskirtį, jie bus prižiūrimi, kadangi šitas vadovas yra parkeliavęs netgi su dviračiu iš Portugalijos į Šiluvą, tai tikrai žmogaus nuopelnai tuo klausimu yra labai dideli. Tai tik pirmieji labdaringos akcijos metu surinkti dviračiai. Tikimės šią akciją plėtoti. Tai yra pati pradžia, tiesiog bandysime toliau rinkti daugiau dviračių, kviečiame visus prisidėti, kam yra dviratis jau tiesiog stovintis sandėliuke, nereikalingas, dulkantis, padovanoti dviračius būtent šitiem vaikam. Visi dviračiai bus servisuojami UAB Velonovos ir paskui atiteks vaikų namams arba vaikams, kurie gyvena globojami šeimų. Taigi, Liuksemburgo lietuvių bendruomenės dovanoti dviračiai jau Marijampolės vaiko tėviškės namuose. Jais jau džiaugiasi jaunimas. Esu dėkingas akcijos vaikams organizatoriams už tai, kad mano vaikams, mano globos namų vaikams padovanojote šios 4 dviračius. Ir kadangi mums dviračių tikrai trūksta, nes vaikai kiekvieną vasarą vis važiuoja į keliones, teko ir ankstesniais metais ir iki Romos nuvažiuoti, ir iš Portugalijos grįžti, ir į Dariaus Girėno žuvimo vietą važiavome, ir į Žalgirio mūšio vietą keliaujame su dviračiais. Tai esu dėkingas už tai, dabar galėsime į keliones priimti kuo daugiau vaikų. Daina Baranauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.
Alytaus kraštotyros muziejuje veikia Virginijos Žukauskaitės Kazancevienės skutinėtų margučių paroda Margi margučiai rytas. Tad iki Velykų likus mėnesiui pats laikas pasisemti idėjų ir apsilankyti nuostabioje margučių parodoje. O apie ją ir atidarymo akimirkas plačiau pasakoja Vilma Slabačiauskienė. Artėjant gražiausiai pavasario šventei Velykoms, kraštotyros muziejus kviečia apsilankyti nuostabioje kraštietės Virginijos Žukauskaitės Kazancevienės skutinėtų margučių parodoje. Iš Miroslavo kilusi tautodailininkė dabar gyvenantis Zarasuose skutinėja ne tik vištų, bet ir žąsų, ančių, kalakučių bei stručių kiaušinius. Alytuje šios meistrės paroda pirmoji, tačiau Lietuvoje Virginija Kazancevienė yra surengusi daug autorinių ir bendrų tautodailininkų parodų. Dalyvavusi regioninėse parodose Aukso vainikas ir yra pelniusi jo laurus. Šiaip tai turiu 6 autorinę parodą. O alytiškiams tai miesto žmonėms tai pirmą kartą, bet pernai turėjau Alytaus rajone Miroslavo gimnazijoje. Tai savo mokyklai, kurią aš baigiau. Parodoje eksponuojama, kaip jau gal tai ir apžiūrėjo, tai margučiai. Pagrindė tai yra vištų kiaušinukai, yra keletas žąsinių kiaušinių ir keletą turiu dar stručių. Tai netradiciniai Lietuvoje margučiai, bet jau jie gaunasi didesni meno kūriniai, tai parodoje kažkaip biški taip daugiau atsimuša. Kiaušinių skutinėjimo technika kraštietė susidomėjo dar studijų laikais, kai etnografijos muziejuje Vilniuje pamatė tradicinius skutinėtus margučius, kurie Virginijai paliko begalinį įspūdį. Mūsų namuose buvo marginami margučiai ir gražiai, nes mama grožį mėgo, bet skutinėt niekada neskutinėjom ir net mūsų kaime niekas neskutinėjo. Bet aš kada mokiausi Vilniui, aš aplankiau etnografinį muziejų ir aš pamačiau skutinėtus kiaušinius, kurie mane sužavėjo taip, kad man atvipo apatinė lūpa ir stovėjau aš ten prie to stendo. Bet buvau jauna, dar nebuvo laiko skutinėti, bet kada ištekėjau ir reikėjo savo šeimai velykinį stalą ruošti, tai aš pradėjau bandyti visokiais būdais, ten ir peiliukais, ir žirklučių galiukais, ir skutinėti, aišku, man labai dužo jie, trūkinėjo, bet, metai iš metų, po tiek metų, kas gavos. Virginija Kazancevienė garsėja ne tik savitų skutinėjimo, bet ir Velykaičių eksponavimo braižu ant natūralių šiaudų. Tad ir šioje parodoje šienas sudėtas į stiklinės ekspozicijų dėžes suteikia dar daugiau jaukumo ir be abejo šiuolaikiškumo. O gūžtelėse beveik 300 įvairiais raštais išskutinėtų margučių. Tiesiog ateina tas mintis, padedi taškiuką, viduriuką, paskui dar kažką ir taip gaunasi, kas gaunasi. Mano tokie margučiai, aš labai mėgstu kuo smulkesnius raštus ir kuo daugiau užpildytus tuos margučius, kad tuščių vietų nebūtų ir kad viskas susieitų ir skersai ir išilgai. Šiuo metu tautodailininkės margučių yra iškeliavusių į Prancūziją, Belgiją, Vokietiją, Norvegiją, Jungtinės Amerikos valstijas ir net Japoniją. Viena margučių kolekcija saugoma Rusijos liaudies muziejuje Sankt Peterburge. Vilma Slabačiauskienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Dabar žiniose kriminalinių įvykių apžvalga. Kovo 20 dieną Alytuje Jurgišių gatvėje išlaužus durų spyną buvo įsibrauta į moteriai priklausančius namus, kur pavogtas nešiojamas kompiuteris Asus. Nuostolis 400 eurų. Kovo 20 dieną apie 17 valandą Alytuje Putinų Dovainiškių pievų gatvių žiedinėje sankirtoje patikrinimui sustabdžius automobilį Toyota Avensis, jį vairavęs neblaivus vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Kovo 20 dieną apie 18 valandą Alytuje Žiburio gatvėje motinos brolis smurtavo prieš jaunuolį. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Kovo 20 dieną apie 21 valandą Alytaus rajone Spernios kaime namuose išgertuvių metu tėvas smurtavo prieš dukrą. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.
Jau rytoj Alytuje bus surengtas Lietuvos vyrų tinklinio čempionato pirmos lygos finalinis ketvertas. Tarp 4 stipriausiųjų išvysime ir šeimininkus Alytaus Dzūkijos tinklininkus. Plačiau apie artėjančią sporto šventę Mariaus Šagunevičiaus reportaže. Alytaus miestui patikėta surengti Lietuvos vyrų tinklinio čempionato pirmos lygos finalus. Jau rytoj kovo 23 dieną Alytuje nuo ankstyvo ryto šurmuliuos tinklinis, o finalinio ketverto varžybose išvysime ir Alytaus Dzūkijos komandą. Alytaus miesto reprezentantai šiame sezone į komandą surinko pajėgiausią sudėtį per keletą pastarųjų metų. Alytaus tinklinio bendruomenė tikisi, jog finalinio ketverto varžybose Alytaus tinklinio centras sutraus didelį kiekį žiūrovų, o namų sienos ir žiūrovų palaikymas alytiškiams padės iškovoti medalius. Alytaus Dzūkijos tinklininkai rytoj 10 val. Ryto pusfinalyje susikaus prieš Kauno Marieto ekipą. Pergalės atveju alytiškis 17 val. Dėl trofėjaus susirinks su Klaipėdos universiteto arba Joniškio Baldai Vidrėna poros nugalėtojų. Finalinių varžybų metu žiūrovų lauks įvairių žaidimai bei rėmėjų steigti prizai. Įėjimas į visas finalinio ketverto varžybas nemokamas. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Žiniuose tiek, o visai netrukus po jų nepraleiskite laidos svečiuose pas Marceliutę. Ačiū, kad žiūrėjote žinias, gero vakaro ir gražaus savaitgalio. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Šeštadienio naktis numatoma sausa, o dieną trumpai nulis tik kai kur iš praslenkančių pavienių tamsesnių debesų. Vėjas naktį išliks silpnas, dieną pasisuks iš pietvakarių ir taps juntamesnis. Sekmadienio naktį gali šiek tiek palynoti, bet dieną vėl įsivyraus sausesni ir labiau saulėti orai. Pūs vidutinio stiprumo vakarų vėjas. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje 3, Kaune 2 laipsniai šalčio, Klaipėdoje apie 0. Šeštadienio dieną Alytuje iki 11, Kaune 12, Vilniuje 10 laipsnių šilumos. Klaipėdoje termometro stulpelis pakils iki 7 laipsnių aukščiau nulio.